tai nebus filmas. Tai bus asmeniniai atsiminimai, fragmentas iš rašomo video dienoraščio. Fragmentas apie audringus 2006 metų pavasario įvykius, kuriuose teko pačiam dalyvauti. Nesusilaikiau, neįjungęs į šios dienoraščio puslapius kelių epizodėlių iš mūsų nepriklausomybės pradžios. Jie taip susišaukia su 2006 pavasario audromis. От контактов с прокуратурой СССР не выполняет ее указаний. Приказываю Паулаускаса Артураса Стасевича от занимаемой должности первого заместителя прокурора Литовской ССР освободить и из органов прокуратуры уволить с лишением классного чина старшего советника юстиции. Генеральный прокурор СССР Сухарев. Atleisti iš pareigų. Vilnius 10-4, neatleisti iš pareigų 11. Balsų skaičiavimo grupės pirmininkas Romualdas Šemeta. Tai visi prašau. Data, Tremtinis suveda į vieną mitingą lemtis. Niekada aš nejaučiau pagarbos Lietuvos prokuroram. 50 metų beveik Lietuva vergijoje, šiek tiek daugiau ir man metų. Bet tik dabar, tik šiuo lemtingu momentu pajutau tą didžiausią pagarbą naujajam Lietuvos prokurorui Artūrui Paulauskui ir visai jo vadovaujamai laisvos Lietuvos prokuratūrai. Paulauskas! 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 Я вам объясняю, что я прокурор республики. Вот могут все подтвердить, здесь стоящие. Я и вы... заместитель прокурора подтверждаю, что это именно прокурор республики. И не надо комедию здесь ломать. Вы прекрасно знаете. Пожалуйста, проходите. Прошу, руки уберите. Руки уберите. Он должен пройти свое здание. Руки уберите. Безусловно. Он должен работать на своем месте. В 9 часов начинается рабочее время. Здесь ведомственная охрана. У нас с ними договор. Они здесь охраняют это здание. А по какому праву вы здесь находитесь? Товарищи, выйдите, освободить проход. Ну что, будет стрелять они нас? Они вас возьмут за шиворот и выбросят. Да? Ну так вот чего? А что же вы думаете? Так. Что же вы думаете? Tada TSRS generalinio prokuroro atstatydintas Paulauskas įtiko visai Lietuvai. Jo ryžtu mes taip žavėjomės, kad po kiek laiko valstybės prezidentu jis netapo tik per klaidą. Gal savo, o gal ir svetimą. Tai kas atsitiko 2006 pavasarį, kad Paulauskas taip vieningai buvo atstatydintas iš Seimo pirmininko posto. Nuo jo nusisuko ne tik politiniai oponentai, bet ir partneriai, net kai kurie bičiuliai. Mes inicijavome šį balsavimą ir rezultatus turime. Nepaisant šitų rezultatų... Ne, pykti ant konservatorių Paulauskui nederėtų. Jos vedė klasinė neapykanta. Ir prasidėjo ta neapykanta ne šiandien.
tiesioginėme eteryje poleminė debatų laida Ringas. Joje šiandien dalyvauja du kandidatai į Lietuvos prezidentus – Vytautas Landsbergis ir Artūras Paulauskas. Labas vakaras jums. Labas vakaras. Aš pirmiausia norėčiau paklausti profesoriaus Landsbergio, kaip buvusio aukščiausiosios tarybos pirmininko skyrusio Artūrą Paulauską generaliniu prokuroru. Ar tada jums buvo nežinomi pono Paulausko biografijos faktai, kurie šiuo metu yra plačiai tiražuojami jūsų štabo rinkimų kampaniją apie jo tėvus ir panašiai? Kokio egzamino neišlaikė Artūras Paulauskas šioje nepriklausomybės mokykloje, kad tapo tokiu jūsų nesutaikomu oponentu? Tie biografijos faktai, apie kuriuos jūs klausėte, tai yra kilmė, šeima, skiriant poną Artūrą Paulauską, man buvo nežinomi. O netrukus, gal po kokių poros savaičių, aš gavau tą informaciją, kad tai yra aukšto KGB karininko sūnus. Norėčiau papildyti, klausimas būtų ponui Landsbergiui, jeigu jūs būtumėte žinojęs tuos faktus, biografijos faktus, ar jūs būtumėte skyręs Artūrą Paulauską generaliniu prokuroru? Aš tikrai būčiau susimastęs. Beje, rašytojas Vytautas Petkevičius turėjo drąsos nustatyti, kad savo laiku Vytautas Landsbergis irgi turėjo tėvą. Ir jeigu rašytojas nefantazuoja, šitai klasiniai neapykantai nėra jokio pagrindo. Ir Vytauto, ir Artūro tėvai yra iš tos pačios organizacijos. Nutarė ir iškilmingai skelbė, kad yra atstatomas... Tačiau tai visiškai netrukdė vienam sūnui vesti ir atvesti Lietuvai nepriklausomybę, kitam ginti jos prokuratūros nepriklausomybę, kovoti su pavojingiausiais nusikaltėliais, organizuoti Burokevičiaus ir Jarmalavičiaus pagrobimą ir parsigabenimą į Lietuvą. Ir niekam tuomet nešovė į galvą paklausti: ei, vaikai, tai ką ten tie jūsų tėvai dirbo? Ne, mielas Paulauskai, Virgis nekaltas. Kad toks elegantiškas žurnalistas virtų košę, nebent labai reikėtų, o reikia beveik visada. Tik jam, žmogui padorios prigimties, tos košės nepatinka. Ir kai jau tenka kam nors virti, jį ima purtyti. Taip paprastai nutinka padoriems žmonėms, einantiems prieš savo prigimtį. Jeigu jūs vis dėlto pralaimėsit pasitikėjimo balsavimą, ar socialliberalai trauksis iš valdančiosios koalicijos? Ar, pavyzdžiui, jūs atšauksit savo ministrus iš vyriausybės tokiu atveju? Stop. Stebėkite, kaip jis dabar provokuos Paulausko atsakymą. Nes juk pagal koalicijos sutartį Seimo pirmininko vieta numatyta jums. Taip, jeigu iš tiesų mes matysim, kad mūsų koalicijos partneriais mumis nepasitikė, mes svarstysim tokią galimybę. Svarstysim tokią galimybę. Taip, košės nėra, o Virgiui jos reikia. Reikia, kad Paulauskas pasakytų tiesiai: išeisim iš koalicijos. Ta Žaltys dar nesako. Ir štai ką daro padorios prigimties Virgis, kaip jis anonsuoja šią savo laidą. Paulauskas pabrėžtinai perspėja, jog nuo balsavimo dėl pasitikėjimo juo priklauso valdančiosios koalicijos egzistavimas. Nebus pasitikėjimo, nebus ir koalicijos. Nauja, jog koalicijos pavasario linksmybės inicijuoja Paulauskas. Iš tiesų bus įdomu, kaip paaiškės, kam ši košė buvo reikalinga. Virgio globėjui Mockui ar konservatoriams? O gal pačiam Virgiui? Jeigu tokią košę moki virti, tai kodėl tau pačiam ko nors nebūtų? Pavyzdžiui, elegantiškų šalies prezidentu. Na, bent Seimo pirmininku. O jeigu taip, tai Virgis visiškai nekaltas. Taip turi elgtis žmogus, vadinantis save piliečiu. Jeigu nori būti amžinai nekaltas, turi du variantus. Apsimeti kvaileliu ir nepakaltinamu, arba tampi žvaigžde.
Viktoras kvailelio variantą atmetė. O gal pasiliko atsargai. Jis žvaigždė. Ne visada penkiakampė, bet šviečia dieną naktį. Todėl nenugalimas nei dieną, nei naktį. Tačiau strateginiai Viktoro nusistatymai viešuomeniai tapo žinomi tik tuoj po to, kai buvo nuverstas Paulauskas. Darbo partija nori premjero posto, kaip ketinate išlaikyti? Daug kas ko nori. Šitą vyriausybę turi dirbti tokia sudėti, kokia nėra. Tai yra mano nusistatymas. Bet Brazausko nusistatymas kažkodėl neveikė. Darbo frakcijos posėdėje Viktoras Uspaskichas pasiūlė du variantus – radikalų ir nuosaikų. Radikalusis variantas – nuversti premjerą Brazauską ir į šį postą pastatyti savo žmogų. Taip pat pareikalauti 2 strateginių ministerijų – finansų ir susisiekimo ministrų portfelių. Tačiau dauguma frakcijos narių balsavo už nuosaikesnį variantą, kuris ir buvo pateiktas koalicijos partneriams. Tai yra į Seimo pirmininko postą vietoje atstatydinto Artūro Paulausko siūlyti Viktorą Muntianą. Viktoras Muntianas įtikina, kad Seimo vadovas, ko gera, yra stipresnė negu vyriausybės vadovo postas. Svarbu kino rankas. Ar tai reiškia, kad jūs atsisakot iš esmės pretenzijų į premjero postą? Tai nereiškia. Jeigu žlunga koalicija, bet kokiu atveju mes sieksim premjero postą. Paulausko jau nėra. Brazausko tuoj nebus. O kaip su Adamkumi? To imtasi dar iki Paulausko atstatydinimo. Darbo partijos tarybos posėdėje Viktoras Uspaskichas apkaltino prezidentą meluojant ir taikant dvigubus standartus, priekaištavo dėl nepasitikėjimo aukščiausiojo teismo pirmininku Vytautu Greičiumi ir ragino Adamkų prisiimti atsakomybę dėl savo patarėjų galimų prasižengimų. Darbiečiai posėdėje nutarė Seime inicijuoti komisiją, kuri ištirtų praėjusią savaitę kilusi konfliktą tarp Adamkaus ir Greičiaus. Uspaskichas tarybos posėdėje teigė, kad jei socialliberalai ir kiti koalicijos partneriai nepritartų minėtos komisijos sudarimui, darbiečiai balsuotų dėl opozicijos inicijuoto nepasitikėjimo Seimo pirmininku Paulausku. Toks galvų kapojimas nėra pats elegantiškiausias politinis žaidimas, bet jis pasitaiko ir civilizuotose valstybėse. Tik ten rečiau susidursi su tokiu politiniu šantažu, kokį Lietuvoje diegia Viktoras. Sutik Paulauskai dalyvauti Adamkaus galvos kirtime ir išsaugosi savąją galvą. Likus gal valandai iki Seimo posėdžio, kuriame buvo atstatydintas Paulauskas, posėdžiavo Seimo valdyba. Paulauskas iš valdybos posėdžio išėjo lydimas 3 savo pavaduotojų ir jie taip aistringai Paulauską įtikinėjo, kad jis prisidėtų prie komisijos tyrinčios prezidento Adamkaus veiklą tirti sudarimo, kad net nepastebėjo, kaip priartėjo prie manęs. O įdomiausia ir ko gero šlykščiausia, kad visi 3 pavaduotojai vienas per kitą vis kartojo. Tik tu sutik ir liksi Seimo pirmininku, tik tu sutik, Viktoras žodį vykdys. Aš nesusilaikiau, sakau, vyrai, ką jūs darot, ką jūs šnekat? Juk jums nedovanos nei vaikai, nei anūkai, jeigu sužinos, ko jūs dabar reikalavote. Aš nenoriu sakyti dabar, kas tie pavaduotojai buvo. Tiesiog nenoriu, kad jų anūkai per anksti supyktų ant jų. Po to mes įėjom į jo kabinetą, netrukus įėjo sekretorė ir pasakė, skambina Uspaskichas. Paulauskas pasakė, perduokite jam, kad aš dabar užimtas. Po minutės vėl sekretorė, skambina Uspaskichas. Paulauskas vėl, aš dabar užimtas. Ir tuoj pat suskambėjo mano mobilusis telefonas, pasižiūrėjau, Uspaskichas. Žinau, sako, kad judu ten kabinete, perduok Paulauskui telefoną, labai svarbi jam žinia. Perdaviau. Aš nežinau, ką jam šnekėjo Uspaskichas. Aš negirdėjau. Girdėjau tik Paulausko atsakymą. Vieną skiemenį, 3 kartus pakartota. Ne, ne, ne. Ir netrukus po 15 minučių
prasidėjo šitas Seimo posėdis. Nepaisant Paulausko atsisakymo eiti prieš Adamkų, darbiečių stovykloje gedulo maršų nebuvo. Jie vis tiek padėti šeimininkai. Ir dėl Seimo pirmininko atstatydinimo balsuos laisvai. Taip iš tribūnos ir pasakė jų Loreta Graužinienė. Ji Seimo posėdėje kalbėjo paskutinė. Kažkokia nuojauta šnabždėjo, palydėk ją kameros žvilgsniu. O kasgi ten? Svečių tribūnoje. Taigi Viktoras. Nagi, kas čia bus? Kamgi jis taip valdingai pamojo? Žinoma, Loretai, dar nespėjusiai net atsisėsti. Manau, kad visai netrukus frakcijos nariai jau žinojo, kas yra laisvas balsavimas ir kas yra laisvė apskritai. Tai matyti ir nulėmė Paulausko likimą. Betgi ne Viktoras dėl Paulausko prarasto Seimo pirmininko kabineto kaltas. Kaltas pats Paulauskas. Negi taip sunku buvo pasukti prieš Adamkų. Juolab, kad nuo 1997 metų prezidento rinkimų nuosėdų ko gero turėjo būti likę. Netikra ta kilpa. Manau, nei Paksas ką nors norėjo pakarti, nei jį kas nors. Kilpa tik metafora, kuria norėta Pakso politinę nesėkmę sureikšminti, o gal net mistifikuoti. Tai tik įspūdinga metafora, kuria naivų žmogų nesunku įtikinti, esą Paulauskas yra tas didžiausias Pakso politinės mirties kaltininkas, kurio rankose net prezidento regalijos tampa budelio kilpa. Tai ne mano kilpa. Ja pasiskolinau iš savo kolegos Vytauto Matulevičiaus, kuris tą metaforą žaidžia savo filme. Jis talentingas žurnalistas, todėl net kai kurie vyrai tokią kilpos metaforą priima už gryną pinigą. Ypač Pakso politiniu nemirtingumu tikinčios moterėlės ir bobelis Kazys. Man labai keista yra Seimo pirmininko elgesys, kuomet jis pranešė, kad būk tai gavęs kažkokią tai pažymą iš valstybės saugumo departamento. tą pažymą nepristatė prezidentui susipažinti su ja, bet toj pat Seimo frakcijų atstovams išdalino kaip kaltinamąjį aktą. Ir nuo to viskas prasidėjo tada. Prasidėjo viskas žinoma ne nuo šių tomų ir tonų pažymų, liudijimų, apklausų protokolų, telefonų išklotinių. Pradžia buvo gerokai kuklesnė. Vos vienas nedidelis aplankėlis. Tomis dienomis sirguliavau. Gulėjau namie, paskambino sekretoriato vadovė iš Seimo. Sako, Paulauskas labai nori pasišnekėti, yra labai svarbus reikalas. Jam būtina su jumis šiandien susitikti. Įėjau į Paulausko kabinetą, jis ištraukė iš seifo kažkokį aplanką ir sako, įdėmiai skaitykit. Paskui pasakykite savo nuomonę. Tai buvo šita garsioji saugumo pažyma dėl grėsmių nacionaliniam saugumui. Jeigu yra tiesa, kad išsigandusio arba nustebusio žmogaus plaukai pasišiaušia, tai tą valandą sėdint prie šitos pažymos aš turėjau būti pakankamai pasišiaušęs. Galbūt tai sergančio žmogaus reakcija, nors kai dabar pagalvoju, tai ir protingesni žmonės gerokai buvo apstulbę, kai susipažino su tos pažymos turiniu. Visko nespėjau perskaityti, nes ceitnotas, laikrodžiai mušė,
Paulauskas klausia, nu koks įspūdis? Sakau, aš nežinau, aš taip staigiai negaliu suformuoti savo nuomonės, čia ir viskas yra per daug sudėtinga. Paskui pagalvojau, gal sakau, nueiti jums pas prezidentą Paksą, parodyti, išsakyti viską, pasakyti vaikinė, sustok, kažkas tavo komandoje yra ne taip, kažkas po tavo stogu yra ne taip ir viskas ir turėsit ilgam laikui ištikimą politinį partnerį. Galvojau, sako Paulauskas, apie tai. Tik yra viena problema. Vadinasi, viskas apie tai bus nutylėta, Paksas, tarkime, padarys išvadas, o Laurinkus tai žino, kad šita visa medžiaga pas mane. Ir vadinasi, jeigu niekas nevyksta, dėl visko kaltas aš. Vadinasi, aš nuslėpiau tokius svarbius valstybei dalykus. Aš pakėliau rankas, sakau, tuomet aš kapituliuoju. Šitie argumentai mane įtikino. Dabar, kai pagalvoji, tai iš esmės kito kelio nelabai ir buvo. Tik kai Paulauskas susišaukti frakcijų vadovus ir apsitarti, ką daryti. Aš manau, kad jeigu Paulauskas tuo metu būtų Pakso vietoje, o Paksas Paulausko, tai Seimo pirmininkas Paksas būtų pasielgęs lygiai taip pat. Kamgi buvo reikalingas šitas skandalas? Paulauskui? Abejoju. Jeigu ne tas Laurinkaus aplankas jo rankose, Paulauskas ko gero būtų dalyvavęs prezidento rinkimus. Dabar jis negalėjo šito sau leisti. Tai gal valstybei buvo naudinga? Kuriai? Mūsų valstybei? Manau, ne. Jeigu kam ir buvo naudingas, pasislėpę šio skandalo migloje, jis sukūrė savo darbo partiją. Todėl tos kilpos mėtomos nuo kaklo ant kaklo yra jau net ne metaforos, o tik ambicingų vaikų žaidimai. Tokie ten ir giminės, 12 vanduo nuo Kisieliaus. Na jau ne, vienoje Brazausko-Paulausko koalicijoje į valdžią atėjo mažų mažiausia pusbroliai. Todėl jie taip ir pergyveno dėl Paulausko į atstatydinusiame Seimo posėdyje. Ir ką jie tuo metu galvojo? Kaip netrukus pamokys Paulauską. Už ką? Kad savo partijos narių nepažaboja, o tie nesiskaito su koalicijos partnerių socdemų pozicija. Bet niekur nėra parašyta, kad koalicijos partneriai būtinai turi būti vasalai ir akli kačiukai. Bet čia jau ne jie taip galvoja, čia jau aš. Ir dar aš galvoju, kad Brazauskas vieną gražią dieną praleido progą patylėti ir prasitarė, kad Paulauskas bus jo įpėdinis. Gal ne jis pats, gal kokia moterėlė iš jo aplinkos paleido šią antį, tačiau kai tik antis pakilo, Paulauskas tapo pasmerktas būti socdemų priešu. Gal net amžinu. O čia dar ta koalicija, Brazausko ir Paulausko. Tokia partija ir taip turi nusižeminti. Tai, kad posėdžio metu Prunskienė atsirado socdemų frakcijoje, dar nereiškia, kad jiems balsavimo rezultatai buvo žinomi dar iki balsavimo. Dėmesio, socdemams jau atnešama žinia apie balsavimo dėl Paulausko atstatydinimo rezultatus. Stebėkite, kaip į ją reaguoja socdemai, pusbroliai. Gerai, kad Paulauskas pamokytas,
Blogai, kad dabar gali prasidėti valdžios griūtis, dėl kurios ir jie patirs nemažų nuostolių. Paulauskui šįkart baigėsi blogai. Kirkilui šįkart baigėsi gerai. Politikoje visada bus taip. Vienam baigėsi gerai, kitam blogai. O Lietuva? O Lietuva palauks. Kitą dieną Paulausko sekretoriatas su juo atsisveikino. Nežinau, ką jis galvojo apie mus. Žinau, ką mes apie jį galvojome. Kodėl jis niekam neįtinka? Ir tėvas jau kažkam ne tas, tarsi būtų galima rinktis. Ir motina ne ta, ir žmona, ir uošvė, ir namas, ir tvora.